žengė pirmąjį žingsnį? Draugystės pradžiai, kuris žengė pirmąjį žingsnį? Kuris per pirmąjį bučinį rodė iniciatyvą? Rokai! Nežiūrėk, Rokai. Kuris pirmas pasakė myliu? O kuris dabar dažniau sako, kad myli? Tokas palaikys tavo matą. Kuris yra šeimos galva? O kuris valdo šeimos biudžetą? Kuris yra geresnis kulinaras? Kuris labiau mėgsta tvarką? Kuris dažniau neša pusryčius į lovą? Nuleis batą. Kuris dažniau nors ir vieną kartą į metus? Mano šerkis. Aš irgi nešu. Kuris yra taupesnis? Kuris labiau mėgsta puoštis? Kuris labiau mėgsta rytais ilgiau pamiegoti? Kuris yra blogesnis dainininkas? Blogesnis dainininkas. Kuris iš jūsų labiau mėgsta flirtuoti? Su svetimais turbūt. Kuris labiau mėgsta flirtuoti, Rokai? Kuris geriau bučiuojasi? Pas kurį teka karštesnis kraujas? Kuris dažniau dovanoja kitam dovanas? Kuris pirmas susipykus atsiprašo? Kuris Facebook'e turi daugiau draugų? Kuris kelsis naktį prie verkiančio vaiko? Kuris dažniau keis vaikui pampersus? Kuris vestuvėms sugalvojo geltoną akcentą? Kuris šiandien geriau atrodo? Kuris šiandien pirmas nulūš? Kas šiandien yra laimingiausias? Šaunuoliai, gerai. O dabar pažiūrėsim, kaip vienas kitą pažįstat fiziškai. Čia jau vyro ranka, nereikia. Kur tau vyro? Nu, o kaip šita? Nežinau, ne. O kodėl ne? Tak šiurkštų. Čia. Nu, šita gal? Nežinau, reikia namus pažįsti. Gerai, šita. O gal? Ne. Gerai sekanti. Išpėtė mane. Nu, šita turbūt. Nagai ilgi. Ne. Nu, šita. Ne. Čia nagus griaužė, ne? Nu, šita. Ne. Nu, šita, Rokai, šita. Nu, gal. Gal? Taip pažiūrėti. Nežinau, žiūrėt. Tai šita pasiliekama, ne? Šita gal. Šita eina į viduriuką. Gal dar kandidačių rasim, pasižiūrėkit. Ne. Šita? Ne. Šita? Čia dvi rankos. Šita? Ne. Šita? Čia jau mano. Čia tavo? Fiziškai
labai gerai pažįsta savo jaunąją, paplokit. Laura, tik užpakaliuką, tik užpakaliuką. Šitas. Laura, tik užpakaliuką. Laura, užpakaliuką. Perkūdas. Va čia, Laura, sekantis, sekantis. Šitas. Einam toliau, toliau. Laura, va šitas. Čia nekūdas, šitas nekūdas, pažiūrėk. Gal ir tas, dar paskutinį kandidatą pažiūrėkim. Nu, kaip šitas. Ne, tai du kandidatus turim. Dar kartą bandom. Arba tas. A, ja, čia. Ne, tas, ne. Šitą, ne? Jo. Šitas, atriškit jaunąjį skarenai. Labai gerai. Atriškit. Mažai čiupinėjimai. Va, įsirinkai. Черный плащ. Tas vien gulbins tai gerai man.
žaidimai, jo visiems per gerklę leistimą. Gal sulauksim, kol ir mūsų gatvai sunkvežimis bendžio apsivers. Ir tada gesinsim meilės gaisrą, imsim neskaičiuodami aukų. O, ei, kartą, dar vieną kartą, sau aš pasakiau, gyvent neverta. Kulka į mano širdį, suvarei ir meilėje prigildei. Kartą, dar vieną kartą, sau aš pasakiau, gyvent neverta. Kulka į mano širdį, suvarei ir vieną palikai. Kartą, dar vieną kartą, sau aš pasakiau, gyvent neverta. Kulka į mano širdį, suvarei ir vieną palikai. Ilgiausių metų, ilgiausių. Ilgiausių metų, ilgiausių. Kad visi linkėjimai vaikai jums įsipildė. Pusė vaisingo. Reikia vaisingo. Senovės lietuvių tikėjime ugnis turėjo magišką galią. Tad ir šiandien mes paprašysim Gabijos įvairiausių dalykų jauniesiems. Piršlys pradeda, ką ištraukiai? Taip, čia ištrauksit tokį kamoliuką, kai žinot, kinder surprizą, ir užrašas yra kantrybės. Tai vat už jauniesiam palinkim kantrybės. Atidarot atsargiai? Gražiai atsargiai atidarom ir... Kaip gražu, tu burtininkas turbūt? Gėrio! Atsargiai. Gražių spalvų jūsų gyvenime. Įdomių darbų. Ir čia reikia tik tais gintaro dulkės išpilti, kamoliuko nemeskit. Laurai, Rokai, gudrumo. Oi, kiek bus daug. Svarbiausiai meilės. Polėkio. Jesus, congratulations. Vaikai drąsos. Pagarbos. Ištikimybės. Svarbiausia. Tumo. Skanaus medaus. Karšto kraujo. Aš žinau, vaikučių. Apkabinimus. Kelionių. Per daug nebus. Gero gyvenimo. A čia ne tie patys eina? Tie patys susirpti. Gero gyvenimo, sakiau.
Nuotykių. Stebuklo. Sėkmės. Darbštumo. Pinigų. Dabar truputėlį norėčiau visų dėmesio. Brangiai, ką tik gavau tokį siuntinį, bet aš net nežiūrėjau, aš bijau žiūrėti, kas čia yra, sumokėjau 150 eurų ir sakė, kad jis... Aš nežinau, aš sakau, aš nežiūrėjau. Ir noriu perduoti čia jauniesiems, tikriausiai reikėtų jūs perduoti ant tas. Prašau, jaunieji čia jums. Jaunieji, prašom, pažiūrėkit, ko čia tas galėtų būti siuntinys, kažin, ar čia tėveliai, ar čia kokie dušliai, ar pusbroliai. O gal gandrai? Nu, pažiūrim. Čia gandras jam atnešė kažką, tai nes norai, tai buvo prie bažnyčios. Gandras parskredam. Jaunieji, ar pažįstat šitą paukštį? Čia bažnyčios, Laura, pažįsti tą paukštį. Kaip jums jaunieji atrodo, ką gandras nori pasakyti? Vaikų gropiukas. Žiūrėkit, tai laiškas prikabintas, gal perskaitykit? Gal čia jums? Dušliai jaunieji nelabai supranta, gal parodyti. Taip, prieškit. Mėly jaunavedžiai, sveikinu sukūrus naują šeimą, gavau jūsų žinutę, todėl skubu atsakyti. Metų bėgyje planuoju pas jūs apsilankyti. Jei kartais gimtų juodaodis vaikelis, nenustebkite, tai mano pusbrolis juodasis gandras. O, kaip? Bus sumaišęs adresus. Siunčiu pradinį kraitelį vaikeliui, o likusius daiktelius susipirks seneliai. Iki pasimatymo. Lietuviškas baltasis gandras. Jaunieji, ar jums aiški gandro žinutė? Ką jis jums nori pasakyti? Vinukai. Svetelį padėkit, ką gandras nori pasakyti? Porelės linki gandras, būtinai porelės. Ir baltosą. Ir juodos. Jaunieji tuokiasi ne tam, kad myli vienas kitą, ir ne tam, kad nori gražių vestuvių, ir netgi ne tam, kad nori sujungti savo širdis amžiams, o tam, kad gandras nešdamas jiems vaikelį, mama ir tėtį rastų vienu adresu. Tad už gerus gandro palinkėjimus ir artėjantį jo vizitą visi pakelkime taures. Tai mes su mamytėm, su tėveliais truputėlį pasikalbėjom, pasitarėm, pašnekėjom ir man pavyko padaryti tokį įrašą, kurį aš dabar norėčiau visiems pademonstruoti. Tai, ką girdėjo mūsų mamytės ir mūsų tėveliai. Brangus būsimieji mano tėveliai, čia sveikinu jūs aš, jūsų būsimas vaikelis. Tokia tvarka, kur du žmonės tuokiasi, ten neužilgo atsiranda ir aš, trečias. Ne kaip svečias, bet kaip pilnavertis šeimos narys. Į šį pasaulį aš ateisiu nuogas, alkanas, visą gerklę šaukdamas. Bet žinodamas, kad jūs manęs lauksit su didelė meilė ir nekantrumu. Ypač laimingas jausis tėtis, jeigu aš būsiu sūnus. Nors kas aš būsiu, sūnus ar duktė, tas dar nežinau. Ir jums iš anksto pasakyti negaliu. Aš labai laimingas, kad dievulis skyrė ateiti į jūsų šeimą. Pasinaudodama šią progą noriu pasisveikinti su savo būsimais seneliais. Aš labai nekantrauju pasisukti ant jūsų kelių. Myliu jūs. Iki pasimatymo. Labai kartai sušilusi.
Svočiat, ką mums daryti dabar reikėtų? Aš tai siūlau dabar visiems svečiam atsistoti. Prašom visi atsistokit. Dabar atsisėda visi nesusituokę ar išsiskyrę. Atsisėda visi nesusituokę, nesusituokę. Mes nesusituokę dar. Arba išsiskyrę. Taip, dabar atsisėda poros, kurios susituokusios tik pusę dienos. Dabar atsisėda poros susituokusios mažiau nei 5 metus. Mažiau nei 5. Dabar atsisėda poros susituokusios mažiau nei 10 metų. Dabar atsisėda poros susituokusios mažiau nei 15 metų. Mažiau nei 15 metų atsisėda. Dabar atsisėda poros susituokusios mažiau nei 20 metų. Dabar atsisėda poros susituokusios mažiau nei 25 metus. Kiek liko? Kiek liko? Liko 2 poros? Ką daryt? Atsistojo vieną porą. Kiek jūs susituokę? Jau nebe. 36. O galinė pora kiek susituokę? 29. Reiškia, patirties turi ir mokat jaunuosius bučiuotis. Išgyvenot, duokit trumpą patarimą jauniesiems. Koks laimingos santuokos receptas? Nežinau tiksliai. Eiti visur ir visada kartu, užjausti vienas kitą. Pavargus, vienas gali pavargti daugiau, atjaust. Kitas, jeigu pavargęs, kitą atjaust. Jeigu visur visada tartis vienas su kitu. Ne, kaip sako, liaudis per daug akių nedraskyti. Užuojauta darbas, vaikų auklėjimas, jeigu viską jis kartu, tai ir bus šeima darni. Jeigu vienas, ai, čia ne mano darbas, čia tavo darbas, čia ne mano, čia tavo, tai tada trukčiajims gausi šeimoje. Ir nežinau, ką pasakyti. Kodėl tai ilgai gyvenam? Dar nenumeriu. Ne, mes kitam netrukdėm gyventi. Gyvenkit kiekvienas savo, bet jauskit, kad kartu gyvenat. Nedalykit. Tavo ir mano, viskas yra bendra. Mes prašom pamokyti ir jaunesnius žmonės mūsų jaunosios. Patraukit po vieną dėžutę. Vieną, ant poros vieną. Vieną dėžutę. Saldus bučinys. Saldus bučinys valgant saldainį. Saldus bučinys. Ačiū, paplojam. Kas jūsų kortelėje? Prancūziškas bučinys. Vienu metu palaižyti ledinuką, pasakyti žotem ir pasibučiuoti. Žotem, prancūziškai. Vienu metu palaižyti ledinuką, pasakyti žotem. Mes nematom, atsistok. Ir pasibučiuoti. Jaunieji, žiūrėkit, mokinkite. Dėkui. Aistringas bučinys. Aistringas bučinys. Prašom atsistokit. Aistringas bučinys. Rankas uždėti vienas kitam ant sėdimosios dalies, prisiglausti ir pasibučiuoti. Rankos ant sėdimosios dalies, prisiglausti ir pasibučiuoti. Drėgnas bučinys.
Drėgnas bučinys, išgerti degtinės ir pasibučiuoti. Prašom. You need to drink vodka. Vodka and kiss. Vodka and kiss. First vodka and then kiss. Easy, easy. Look. Yeah! Jūsų ilgas bučinys. Ilgas bučinys, tuoj duosim priemonės. Ilgas bučinys, jaunieji mokinkitės. Virvės 5 metrus. Jo tas jaunikis labai nori bučiuotis. Ir pavalgė, pasibučiavo. Not too long. It's very quick. Mandagus bučinys. Pabučiuokit merginai ranką. Jaunieji stebėkit, čia irgi bučinio rūšis. Bravo. Karštas bučinys. Tuoj duosim priemonę. No, Ronnie, quality, neman tau. Dar. O, šaunuolis! Davai, varyk, gimtarai! Varyk! Dar! Kultikas dar! Davai, varyk! Dar ne visas. Palaiko, visi palaiko. Va čia tai meilė, va! Mokinkitės, jaunieji, mokinkitės. Jie patirties jau turi. Vaikyk! Bet ir matosi. Šaunuoliai. Paslaptingas bučinys. Bučinys po švarku. Bučinys po švarku. Šaunuoliai. Įsidedu vėdinuką. Nu įbučiuoji dabar. Čia brangusis išeinu į darbą. Karti, degtinė karti, jaunieji bučiuosis, tad bus saldi, jaunieji bučiuosis, tad bus saldi. Užtai čia greitai. Nespėjom. Negerai. Dramblys, jaunikis dramblys, jaunikis dramblys. Jis pasibučiuotų, jam trukdo striaublys. Ne, dar. Tu jaunas buvai, mergas bučiavai, tad mokink, piršlelį mokink, piršlelį mokink. Tu jaunas buvai, mergas bučiavai, Bet man ten nelabai matosi, normaliai ten daro. Bet aš praeitą savaitgalį vienoje vieselėje buvau pirštai, kai pasibučiavo pas pirštį 6 dantis beliko burnoje. Jaunieji bučiuosis, tad bus saldi, Be viso ko, mūsų jaunieji turi ES išduotus kokybės sertifikatus. Taip. Į mūsų jaunieji, dar kartą pakartosiu, kad turi ES išduotus kokybės sertifikatus. Tai va. Lauro sertifikatas. Turimos žinios. Kūdikio maudymas. Siūlo nešti į skalbyklą. Kūdikio vystymas. Siūlo naudoti pampersus.
Vaiko maitinimas maitins, jei parduotuvėje gaus košelės. Vystikų plovimas atpuola, nes pampersą galima išmesti. Valgio gaminimas pagaminti gali, jei niekas nevers jos pačios valgyti. Namų tvarkymas moka vadovauti. Išsilavinimas. Vienu metu sugeba plauti grindis, dažyti lūpas, valyti langus, kepti kiaušinienę. Gerai valdo kočėlą, moka daryti dirbtinį kvėpavimą, sustatyti sulūžusius kaulus ir atvirkščiai. Sveikatos būklė. Gerai mato tik roką. Kartais kvėpavimas ir pulsas padažnėja. Charakterio savybės nepasibaigus vestuvėms neskelbiamos. Išvados. Reikia įsisavinti kantrumo ir švelnumo paslaptis. Sutuoktuvių pažymėjimas ir vyras įtikimas vieną kartą ir dublikatas neišduodamas. Jo, dabar aš Roką pristatysiu. Rokas neatsilieka nuo Lauros, kokybės prasme galbūt net lenkia. Kūdikio maudymas. Žino, kad išmaudžius gręžti nereikia, džiauti galime balkone. Kūdikio vystymas. Suvinioti gali, bet išvystyti tik žirklių pagalba. Vaiko maitinimas. Žindyvės gabumų neturi. Vystiklų plovimas. Sutinka naudoti pampersus. Valgio gaminimas. Moka pašildyti šaltibarščius, iškepti šaltieną. Namų tvarkymas. Kai nori gali, kai gali nenori. Išsilavinimas. Laikrodį pažįsta, televizoriaus nesibaido, spaudyti kompiuterio klavišus moka, prie krašto gulėti nebijo, gerai valdo peilį ir šakutę, batus susivarstyti moka. Sveikatos būklė. Spalva skiria, skrandis kuo puikiausiai virškina vakarykštį maistą, meilės ligomis neserga, pirštų nečiulpia, vaikų neturi. Išvados. Vyro specialybės žinias reikia tobulinti visą gyvenimą. Pamesti ar pakeisti santuokos liudijimą ir žmoną griežtai draudžiama. Tad pakelkime visi taures už aukštų kokybės standartų porą. Mes jums norime įteikti darbo įrankius ir parodykit, kaip mokate dalintis gyvenimo saldumynais. Prašom. Jau užtenka pavargai. Inga labai supyko, užklošiausi ir ramus. O jas pasiklysi, neberasi kur išlysti. Nuėmė, gerai. A jau viskas, taip greitai. O, bystras bakos. Su visais stringais. Jaunasis labai pasiekė. Jaunasis labai jau įsilgęs pirmos vestuvinės nakties. Bet va broliukai laukia paprastesnio dalykėlio jaunikė. Prašom, Laura, sėskit.
pameski koinės. Aš sakyčiau, gal už pečių bachorai susikabinam. Tai, nepasiekė. Va. Ir važiuojam. Judam, bachorai, judam. Va. Štai, mylėjai, prieš jūs Kauno zoologijos sodo dresiruotų meškinų šokis. Ir važiuojam. Niekur be ežero šok, nieks nesigauna. Gerai, Rokai, kai tik būsi pasiruošęs, truputėlį gal paeik į priekį čia. Dabar aišku, labai norėtųsi, kad tu pasikviestum savo merginą, mes tą kėdikę vėl užnešam čia į priekį. Šinuosi. Šaunuoliai. Tai gal pradėsim nuo apatinių drabužėlių. Aš pampersų turiu. Laura, kaip tau? Patinka? Jo. O tau, Rokai, patinka? Pampersų turi. A dažnai naudoji? Jaunieji sako, kad per daug paslapties. Gal jaunosios mamytė norėtų? Jauniesė norėtų? A ne per daug paslapties? Ne. Jauniesė per daug. Man tiks. Gerai. Ne per daug paslapties? Gerai. Va, išlis. Aprengsim. Rokai, užtenka paslapties? Nu, tinka gerai. Va. Kaip tik. Rokai, kiek pas tave arklių galios? Ar jaunai pakanka? O kiek jaunai reikia ir Bet kai arkliai žvengia, galvą pakelia visada į viršų. Roks nuleidęs galvas. Lauk pirmą naktis. Mes jums paruošėm pirmosios vestuvinės nakties lauknešėlį. Reikia rankšluostukų prakaitui nusišluostyti, žvakių romantikai palaikyti. Reikia taip pat ir troškuliui numaišinti. Taip reikia? Reikia. Čia pradžiai. Reikia ir saldumo. Šokolado šiek tiek. Ir masažo aliejaus reikia pradžiai. Ir reikia ir ant durų, reikia. Užeikit, kai žalia, kai raudona neikit. Pas mus visą laiką raudona. Ir kad nebūtų jauniesiems nuobodu, jeigu pritrūktų fantazijos, įsiminiokit meilės simfoniją ir grokit visą naktį. Gal muzikantas keletą akordų? Gal kas muzikos mokyklą baigė, gal žino? Gal pagroti gali? Geras. Metas kaip gražiai. O, čia visai neblogai būtų sugroti. Kur pamergės, pamergytės? Pamergytės prašom į priekį, išeikit. Be darbo nelaikysi, jaunimas viski. Galės muzelės baidyti manis. Modus užmušinai. Kur dar pamergytės? Kur dar pamergytės? Ar
Per mažai? Kas per mažas? Tu čia visas tilptum. Per mažas. Aha. Ar jūs savo pirmąją nakčią prisimenat? Nelabai. Nelabai. Aš irgi ne. Labai greitai praėjo. Man kiekviena naktis kaip pirma. Ja, o tiesiog, iš savo patirties, ką galėtumėt patarti vaikam? Rokai, žiūrėk, nepasišiukšlink pirmą naktį. Dirbk kaip tas tavo arkliukas. O tu, Laura, irgi nepasiduok Rokai. Ar tu atsimeni savo pirmąją naktį? Ką patarti? Aš noriu pasakyti. Ko širdis jų veiks pirmą naktį? Ai, ko tik tai širdis norės? Viskas. Saldė naktis į miestą nusileido, o tu kažkur beviltiškai skubi. Užmiršk, prašau, kas mus abu lyg šiol taip žeidė. Mažytė mano, tu šiąnakt nuostabi. Užmiršk, prašau, kas mus abu lyg šiol taip žeidė. Mažytė mano, tu šiąnakt nuostabi. Žinai, kad net puikiausios gėlės numiršta tyliai po pirmų speigų. Bet su tavim mažąja mūsų kambarėlį, mažytė mano, šią naktį nuostabu. Bet su tavim mažąja mūsų kambarėlį, mažytė mano, šią naktį nuostabu. Tik neliūdėk, juk paskutinį kartą, galbūt rytoj nubusi tu viena. Argi dėl to kankyti šitai baisiai verta, mums ši naktis likimo dovana. Argi dėl to kankyti šitai baisiai verta, mums ši naktis likimo dovana. Šitiems reikia vaistų.
Jo, čia kaip tik nėštumo sutvirtinimas. A little bit. What this fucking brother? No, I don't. Visi vaistų, bet pasiūtis norimstų vaistų, ne vienas nesisakė dar geriau. Atstatyti spalvą reikia būtinai jam. Dar kartą, polėta. Prašom.
Nu, seserigi, tau dar lašiuks viens nubirės. Ateik greit. Patikrinimas rytinis. Ir aš ruoštis. Dušas irgi rytinis biški. Buvai dušį. Anas eurose. Plaka dar, plaka. Viskas čia išeirės, ne? Čia. A tau pilna dozė ar pusė? Į 3 namų ar... O, greika. Čia ne viešneris, čia vieša įstaiga. O tada jau ligonis pasidaro, matai, tai gerai, kad mes laikus. Rytinis patikrinimas. Rytinis patikrinimas. Rytinis gydytojo patikrinimas, prašom tėtis. Apžiūrį, pasiruoškite apžiūrį. Krečia meilės elektra, apie kito nebėra.
Pirmoji vestuvinė naktis buvo tokia karšta, kad jaunieji sūrį ne tik suspaudė, bet dar ir iškepė. Ir kaip matome, kad bus dvynukai, nes 2 sūriai. Tad jaunieji prašome, padalinkit svečiam savo nakties vaisių. Taigi, visas atneša vyrišką batą. Dar 2 kėdės laisvas, kas greičiau? Jaunoji iškrito. Gerai, grąžinam batus, jeigu atsimenat iš ko paėmėt. Atnešam po kaklaraištį. Na, ir liko 3 vietos. Dar
dvi vietos. Taip, kad paskutinė. Ieško. Aš reklamuoju. Atnešam vyrišką diržą. Šaunuolės. Atnešam po degtinės butelį. Užskaitom ir brendį. Reikia vyriško marškinių. Šaunuolės, net daugiau negu reikia. Na ir pirmos vietos vertas daiktas – prezervatyvas. Pata. Turim dvi laimėtojas. Palaukit. Stojam. Gerai. Atnešat po moterišką batelį. Leidės iškrenta. Atnešam moterišką auskarą. Va Jėzus man su visą ausim atsinešė. Ieškom geltono daikto.
liemenuko. Ar mes turim liemenuko atliekamų? Ačiū labai už dalyvavimą. Prie stalo mėlyni svečiai, jūs laukia degtinė šampanas, jūs laukia visi čia draugai, jūs laukia degtinė šampanas, jūs laukia visi čia draugai. Sveikiname jaunuosius su jų pirmuoju vedybinio gyvenimo rytu. Kaip jaučiatės po pirmos vestuvinės nakties? Labai gerai. Super. Tad prisipildome visi taures ir pakeliame už pirmą jaunųjų vestuvinį rytą. Užteks visam mėnesiui. Tai yra Lietuvos ir Londono topuose esantis erotinis romanas, dėl kurio ekranizacijos šiuo metu varžosi žymiausios kino kompanijos. Tad jaunieji, sėkmės! Tikrai pasirinksit naujų idėjų kalbų iš patirties. Laura, ką tu pametei? Gerai pagalvok, ką tu pametei? Radau kamputyje verkiančią, sako, kažkada buvau skambi, reikalinga, o dabar nebereikia. Pavardė. Sveteli, ką mes darome su Lauros mergautinė pavardė? Kas turi idėjų? Aš galiu įsitukti. Atiduodat mamai. Grąžint atgal. O gal jaunosios broliai duodam, gal panaudos? Kaip tik pagandrų laukia, gal... Teisingai. Ar pritarėt, Sveteliai? Pritarėm. Atiduodam pavardę broliai. Prašom, tėveliai, po vieną virvutę traukiam. Ir pakomentuokit, kaip suprantat, kuom remsit. Kuom remsit? Aš galvoju, Su žaisliuku. Prašom, tėvelis. Kaip suprantat, kuom remsit? Gerai. Nu jau kas liko, mamytė? mamytė trauks vežimą. Kaip suprantat, kuom remsit? Suprantame, kad reiks mažytės, 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 abatono. Laura, lengvutis nuotakos momentas ir rūtų vainikėlis simbolizuoja laimingą ir nerūpestingą jaunystę. Sukūrus šeimą prasidėjo tavo naujas gyvenimo etapas. Tu savo ištikimybę šildyk šeimos židinį ir augink gražiausias pasaulyje gėles vaikus, tad leisk nusekti rūtų vainikėlį. Mes jį įdedam tau į dėžutę, saugok ir brangink kaip savo jaunų dienų prisiminimas. Sveteliai, paplojam. Na ir nusekėme nuometą. O nuometą norime įsekti ir laikinai džiaugti dar netikėjusi vienai pamergiai. Laura ir Rokai. Nuo šiol jūs nešiosite šeimos atributus, kadangi tarp vyrų ir moterų dabar yra lygios teisės.
Tai ir visus darbus turite kartu. O kad virtuvėje turėtumėt ką veikti, mes norime įteikti jums mūsų lietuviškos įžymybės Beatos knygas, vieną Rokui, kitą Laurai. Vieną dieną Laura renkasi ir Rokas gamina, kitą dieną atvirkščiai. Tad jaunieji, sėkmės naujose pareigose. Mieli tėveliai, norime jums padovanoti švyturius, kad jūsų vaikai nepaklystų gyvenimo jūroje ir visuomet rastų kelią namo. Mamytei Nidos švyturys, kad primintų Lietuvą. Jaunojo tėveliui, tai mamytė paims pervalko švyturys. Ir jaunosios tėveliui užsienietiškas švyturys, nes gyvena Lietuvoje ir taip dažnai mato. Taip pat norime paskelbti šio vestuvių šventės nominacijas. Įteiksim nedidelės dovanėlės, tai yra midų metų su laipsniais. Pirmoji nominacija – geriausias vaizdelis. Nominacija atitenka Sauliui. Antra nominacija – vakaro debiutas atitenka Robertui už Ryčio Cicino vaidmenį. Geriausias žvejys Lukas. Kita nominacija vakaro bomba atitenka Ingai už tai, kad moteris išdrįso nusiimti liemenuką. Kita nominacija geriausias barškintojas atitenka Zeniui, nes jis labai aktyviai mušo būgnus. Aš manau, kad reiškia barškina taip stipriai. Geriausias ritmas atitenka Juditai ir Renatai, nes jos buvo pačios geriausios šokėjos. Nominacija vakaro bučkis atitenka Viktorui, nes jis ilgiausią vakar bučiavosi. Apdovanoti ir visas gulbes, kurios dar neturi nominacijų, tai yra Roka už Gulbių ežero pastatymą.
Gulbina Tomą. Gulbina Edgarą. Ir Gulbina Borė. Nominacija geriausias servisas Gabrieliai, nes jis mums vakar tikrai labai daug padėjo. Taip pat norime įteikti nominaciją Terapija jam. Kas buvo mergvakarį, pirmadienį, antradienį žino, kad jauniesiems reikėjo pagalbos. Tad terapija jam atitenka Živilei, nes jis iširklavo su jaunuoju. Terapija jai atitenka Kazimierui, nes jis plukdė jaunąją. Na ir nominacija geriausias balsas atitenka mūsų muzikantui. Už meilę jų tyrą, už meilę jų gražią, už pradžią neblogą, už pabaigą gerą, už pirmąją naktį, už pirmąją dieną, už čia susirinkusi svečią kiekvieną, už tėvus užauginusius šitokią porą, už piršlį melagį, už svočią neblogą, už tai, kas jau buvo, už tai, kas dar bus, pakelkim, išgerkim lyg dugno stiklus, tad prisipildom ir išgeriam. Šitą konjako butelį turime atidaryti per krikštynas ir pildykit bendro gyvenimo dienoraštį. Nesurūks, konjakas ilgai galioja. Tad norime visų pirma padėkoti jauniesiems už pasitikėjimą, taip pat norime padėkoti visiems svečiams, kurie buvo aktyvūs, dalyvavo, padėjo piršliams. Mūsų vaidmuo šiandien baigtas. Užsanga nusileisti. Palaukit, svečiai, palaukit, čia buvo klausimas toks, ką sako, su tų piršlių darysime, kokia čia programa baigta. Norėtume padėkoti savo tėvelį, kurie mus augino. Ir norėčiau paskaityti jiems žodžius. Brangus tėveliai, priimkite mūsų padėką ir už nepailstančias rankas, už širdies gerumą, už jaukų šeimos židinį, kurį lyg šventą ugnį saugojote ir gynėte nuo visų negandų vėjų. Ir toliau išdidžiai eikite per gyvenimą, ir kiekviena jūsų diena mums būna tikro, tauraus ir prasmingo gyvenimo pamoka. Ačiū Jums už visą. Manienė močiutė, kurios nematau. Be galo širdingai dėkoja mūsų piršleliam, kurie buvo nuostabus visas 2 dienas. Taip pat dėkoja muzikantui, šeimininkėm ir visiems čia susirinkusiems. Ačiū fotografui. Visiems labai ačiū. O čia piršleliai, kad jums netrūktų idėjų, o viduje yra poilsis nuo visų. Ačiū. Ačiū Jums labai. Būtinai pasinaudosiu. Kevinai. Ačiū. O, Dieve. Labai. Ačiū. Wilkins is okay, still there. Maybe hey. This one.
pastebėjau, kad ir jūs matot, kad atvažiavo daug tų gražių mergaičių. Tavo akis kokias gražias. Biškai žvairas, bet niek. Kraujo! Kraujo! Jo, mėlėjai, susirinko tos mergaitės, kaip matot. Tiek šeimų įskyrė. Aš 7 metus nėščia buvau, o tu supranti? Kokių tokių? Kukurūzų lauką. Tu pažiūrėk. Negavau. Našlaitį iš vaikų namų į tai apgavo. Jokio širdies nei subinės neku. Nieko nedariau, ne. Mirtis tokiem išdaviko. Kaip ta šventą žemelį nešioji. Pluna burna plaukų nuo vakar vakaro. Tai ne aš. Kas ne tu? Nieko aš blogo nedariau. Siūlyčiau. Į pirtį. Ne. Nudėti. Ir į pirtį. Ne. Nematau vėliavos stiebo. Siūlyčiau jo kiaušius ten pakabinti. Aš nelabai supratau, tu siūlytum nudėt, ką nudėt. Tai gal eikit į pirtį, ant stavi nudės. Ne. Visi aiškins atsistė. Jis man įvarė tokį vyrą. Sakau, 7 metus nėščia buvau. Tik nežinau, ar nuo to, ar nuo kito. Aš sakau, kad tu dar pati nežinai, nuo ką. Ne, bet va tas buvo piršlys. Negali būti, ne? Mergytė irgi iš kaimo, iš to pačio, kaiminystėj. Buvus mergytė. Pirmą kartą matau. Taip. O čia va iš vaikų namų mūsų Marytė. Nu, reikia tam pačiam kaime buvo. Klyną dar pašėdina. Pusėserė, bet didesnė. Irgi jos yra beveik dvinukės. Bet taip nepasakysi. Ne. O ta, va sėdė su Kalenčiku, net įėjo į tą patį kalėjimą persirengusi vyrų. Nu, ir ką, išdūrė. Sako, paimk muilo, tai ir paėmė. Va. O čia mūsų uogytė. Užsienietė. Nekalba, nevalgo, net negeria. Bet čiulpimas nežmoniškas ledinukų. O tai mes jau kūdikėlį prigrėbėm. Sakom, reikės griekus gal. Vis tiek norės atgalaujti. O čia vat, nu turbūt visi jau žino, kas nežino, dar susipažins. Prašom, parodyk savo veiduką, gražuolį. Na? Tai ką? Pirmą kartą matau. Ne. Marytės, ką aš čia parodoj stovit, ką aš čia gaudysiu, va čia griebą pridirbu. Jums patiko? Taip, siūlau. Taip, klausom jūsų. Ta parazita, kiaušius nupjauti ir į kubilą nuskandinti. Ne, supranti? Ką siūlo mūsų jaunieji? Ne, pala pasakysiu. Nes kiaušius pjausim dėl to. Jie kelia į viršų. Nu, o dabar kiaušius pjaunam, įmetam, ant ir pats nuskęs. Nu, ką kolektyvas nuspręsit su piršliu darom? Jaunam. Jaunų krantoks parazit reikalingas. Apgaus tą apgavą dar vieną mergytį. Nu, man dar čia reiktų kolektyvo, taip neišarų, nu. Tu primės kiek burnų. Minimum 860. Nu, vieną pat išlaikau tos vaikus, nu. Bet aš žiūriu, tie vaikai kaip ir patenkinti. Tai čia tu triukšmakėlė. Ne, ateik pas mūsų svečių. Bet va tas parazit, tai yra pridirbęs tokią jovalą. Pusę
klientų atbaidė. Nu, pusė kaimo bei, nu. Ir visi kitą pusę yra jau žienuoti už vatų, nu. O kas toks būsi, gal draugelis? Labai panašus. Aš visai, aš iš kito kaimo. Aš irgi varome kubilą. Davai, o tai ką? Kiaušus. O tau pirtelė bus. Ne kiaušiukų, nei pimpaliuką tokiam vandeniukė nebus. Aš turiu norą, paskutinį norą turiu. Kiek šiūs skęs ir tas Pamirkikas, kur mano mylimas pamirkikas? Kokį aš čia pamirkikas? Pamelagiui! Paskutinis noras su visom mano pamergikėm į kubilą. Yra norinčių, kad gelbėjai. Norinčių.